8 žaidėjų užtektų turbūt rungtynėm normaliai jas sužaisti ir net gal ir gerą dieną prieš Kauno Žalgirį. Bet kai tu turi vos 2 didelį apsikeičia Viljamsas Gosas, perdavė Maudo Lorčių krepšio, siunčiamas kamuolys Biručiui, labai gražiai sujuda perdavė. Nors ekipai nėra labai geras ženklas, nes žinom, kad jeigu pirmą metimą pataiko, ypač laisvas, tai būna dienų, kad negali pramesti. Klumpa Šarūnas Beniušis, Valinskas tęsia ataką ir Paulius Valinskas. Tiesiog atsivaro, pusiau greitoje atakoje ir smėgia 3 taškai. O čia ir priminimas, jog šį vakarą vyksta LKL Gėrio karavanas ir jog ne tik galite dalyvauti aukcione po rungtynių, bet ir galite paskambinti nugalę Juve mašiną atsilikimą. Vyvaus mėgo gynyboje iš karto pakėlė du pirštus, atsiprašė trenerių, turbūt primiršo, kokią gynybos sistemą naudoja Žalgiris, bet čia tas pats Lyva iš toli. Priekyje. Ir ten vis tiek viskas prasidėjo nuo Diaros, antrą ataką išėlė žaidžiama to pačio derinio. 2 kartus žaidė 5 taškai per 6 taškai per tas 2 atakas. Sukūrė taškus, tai atrodo, kad nieko keisto, kad tuo iš žaidėjų tikrai turi patirties žaidžiant. Ulanovas palieka varžovą už nugarį, gražiai suranda į dešinę ranką. Ieško atsakymų. Valinskas numeta perdamą į aikštės kampą. Erikas Venskus pataiko. Pradeda antrąjį ketvirtį. Paulius Valinskas iš vidutinio nuotolio. Kol kas nekrenta tie jo mėgstami metimai. Pauliui Valinskui šį vakarą. O čia Tubelis prieš Venskų ir... Yra pasiruošęs čia net tų metimų išsimesti kiek daugiau ir pasinaudoti tą progą, kad ta rotacija komandai yra visiškai sumažėjusi. Viljamsas Gosas kapina kamuolį Mozesui Vaitui šis rungtynių pusėje. Čia vėl kaip gražiai, kantriai kamuolys vaikšto, Stebėskis geras pakitimas, laiku nesilyvaja padėti iš tikros pusės Vaitui. Ir ten paskui ekstra perdavimas ir čia koksai Mozio Vaito šuolis nuo 2 kojų ir buvo panaši situacija, kad ten kažkaip nukraujavė ir nesitikėjome ir panašiai. Tai viskas panašiai vyksta kaip ir šiandien tą antrąją prasme. Tačiau Žalgiris čia apsigė. Ilga uteniškių ataka. Johnsonas galiausiai numeta kamuolį Erikui Venskui. Šis per Ulanovo rankas netaikliai. Beniušis sugrėbė kamuolį. Valinskas žvilgteli už savęs, pamato, kad ten nieko nėra. Veržias arčiau krepšio ir Surpštavičiaus rankose. Čia viskas labai sudėtingai buvo. Tikrai Žalgirio kitokia gynyba 1 prieš 1 ir lengvo metimo nėra. Čia gauna lengvo metimas Lyva. Ir mato to, kad pataiko. Persvara šį vakarą. Bet jie ir turi kamuolį savo rankose. Jie turėjo kamuolį savo rankose, Valinskas tą kamuolį perima ir vos neišvydo. Tikrai kita energija iš tų užtvarų lipo ir nieko lengvo, kaip pirmoji rungtynių pusė negavo, kaip čia dabar gauna Ąžuolas. Labai lengvo metimas. Savo taškus šiame ketvirtyje, bet jie turėjo 2 atakas, kurias išnaudoja. Jie būtų priartėję potencialiai iki vienos atakos atstovų. Žiūrint, atrodo, kad paprastesnis, bet pakartojimo metu atrodo, kad fantastiškai tiesiog įvertina situaciją ir užtikrino. Čia Malikas Džonsas praranda kamuolį ir Viljamsas Gosas. Greitoje atakoje iš po krepšio, nelabai užtikrintai, bet matėm Biručio bloką Valinskui. Nors ir krito Donatas Sabeckis, bet Viljamsas Gosas ataką pratęsė. Čia Sabeckis gražiai išsaugo kamuolį aikštėje, bet tai buvo rezultatyvi. Tai puikiai. Giedraitis į baudos aikštelę, grąžina kamuolį atgal Biručiui. Ulanovas šį kartą iš toli nebemeta. Siunčia kamuolį į kraštą, tolimas šūvis yra taiklus. Kita aikštės pusė. Giedraitis prieš Maliką Johnsoną. Štai išeina Šarūnas Beniušis, Tubelis sulaukia perdavimo, meta nieko nelaukęs. Tautvydas Ležas niekada aukštaūgiui nenuleisti kamuolio. Priėmus perdavimą. Panašu, kad tą taisyklę Ąžuolas Tubelis šiais metais taip pat. Rungtynių pabaiga. Utenos Juventusas 2 kėlinukus su Žalgiriu žengė koja kojon ir net sugebėjo po jų būti mažu žingsneliu priekyje.